Labas rytas, laba diena visiems. Esu Aurelijus alkoholikas. Jo, iš tikrųjų, ačiū, kad man pasiūlė čia pasidalinti tą pirmą, antrą, trečią tradiciją. Iš tikrųjų, aš tradicinis niekuomet nebuvau dalinis. Tai čia, kaip sakant, aš savo patirtim man yra žymiai kažkaip tai gal lengviau paprašiau pasidalinti, nes aš ką praėjau, ką aš patyriau, ką aš dariau, kad būčiau čia dabar, kad tas mano sveikimo kelias būtų toks. Aš save žinau, o tradicijos man yra kažkaip tai biškai kitaip. Tai aš irgi čia biškai daugiau, bet kažkaip seniau jau domėjau, biškai su labai buvau pradėjęs eiti tradicijas ir dalyvau seminaruose, biškai klausiausi. Kažkaip tai šią savaitę taip kažkaip pagalvojau, jeigu nebūtų tradicijų, nežinau, ar būtų iš viso ir ar būčiau čia. Toks paprasčiausias toks atėjo dėkingumas gal tom tradicijom, kad jos yra, kad jos išsaugojo tą bendriją, tas kažkokias, kaip sakant, rekomenduojamas kažkokias taisyklės, kad neiširtų. Nes teisingai, kaip Bilas buvo išsigando, nes kaip po 10 metų ten, gyvavimo ten visokių, pradėjo grupėse visokios vykti, santaikos visokie atsirado nesutarimai ir kažkaip tai jisai pasižiūrėjo, surado, kad buvo prieš 100 metų Amerikoje buvo Vašingtoniečių draugija, kuri gyvavo nuo 6 iki 8 metų irgi turėjo daug labai narių, apie 150 tūkstančių, bet jinai po tų 6-8 metų iš viso išnyko. Ir tas išnykimo priežastis kažkaip buvo pavėlimas į politiką, vergijos ten panaikinimą ir labai daug buvo konfliktų ir grupė paprasčiausiai skilo ir išnyko Vašingtoniečių draugija. Ir Bilas nenorėjo jisai, kad tas pats ištiktų vieni alkoholikų ir tada jisai čia, jo iniciatyva buvo parašytos tos 12 tradicijų ir paskui 1950-ais, man taip atrodo, patvirtintos jos. Tai, tai va, nes iš tikrųjų tos tradicijos yra sudėliotos, kad anoniminė alkoholikų draugija gyvuotų ne aš kaip alkoholikas, aš turiu savo sveikimą, bet visai bendrijai buvo sudėliotos tos tradicijos. Aš gal iš pirmoji tradicija svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė, kiekvieno gyvas priklauso nuo vienybės. Ir aš kažkaip tai prisiminiau tą vienybę, kai aš pirmą kartą atėjau čia po prieš 25 metai, kad gal 2001 metais jau aš pirmą kartą atėjau anoniminis alkoholikus. Ir kai aš gal tada nesupratau, kad aš esu anoniminis, kad aš esu alkoholikas, aš tik atėjau, taip sakant, pakviestas. Ir aišku, ten tą pirmą kartą man nuėjus iš pradžių, ta pirma dalis nelabai patiko, paskui, kai pasidalino žmonės savo patirtimi, mane priėmė ir aš jaučiau tą vienybę, kur aš kažkur tai aplinkiniuose, kur aš išeidavau ar darbę, ar dar kažkur tai, ar visuomenė, aš nejausdavau tos vidinės, tos tokios, kaip sakant, savo ramybės ir to kažkokio tos, kaip sakant, pritapimo, to jausmo prie tų žmonių, aš pritapau, nes jie buvo tokie kaip aš, jie dalinosi savo patirtimi ir man buvo geras jais ir ta jų vienybė tokia irgi tada ten ir kavos atsigerti ir dar kažką tai. Bet ten aišku, kad ta 7 tradicija, man aš tada neturėjau pinigų kažkaip, bet saktų, nedėk kažkaip, tai aš nepamenu dabar tiksliai. Bet man tas buvo labai geras jausmas, kad aš pasijaučiau kaip sakant, tų žmonių grupiai labai gerai pirmą dieną. Ir man paskui, aš jau laukiu to antro susirinkimo, ten buvo 2 dienos likusios, aš nebegalėjau, nes aš toks grįžau, man taip viskas buvo pasikeitę po to susirinkimo, kad aš norėjau eiti, nes aš ten pajutau tą žmonių supratingumą, va, kaip čia rašo tą vienybę, nes aš atėjau, tenai mane priėmė gerai. Tai aišku, paskui, jo, man pradedant, kaip čia irgi rašoma, kur man tas didysis ego, jisai lenda visą laiką, aš tik išsiblaivau, aš jau pasijaučiu kažkoks tai geresnis ar dar kažką tai, arba kitą pristabdyti. Pas aš esu iš tikrųjų pirmai grupiai labai dėkingas, nes kai sako ta vienybė, aš buvau atkritęs irgi. Šitas atkritis irgi, vat, aš galėčiau gal pradėti apie tą grupę sąmonę, nes kaip pas mumis grupėje buvo sąmonė, jeigu gimtadienis atsineštinai tortą ar dar kažką, tai ir aš tuo metu neturėjau pinigų ir aš išėjau, prašiau mamos, kad man duotų ar 20 litų tenai dar litais buvo, kad nueičiau į grupę nupirkti tą tortą ir man mama nedavė, ir tai aš nuėjau ant skolos alų ir prisigėriau. Tai va ir, kaip suprantu, labai tas yra ta vienybė ir yra ta grupė sąmonė labai, labai yra reikalinga, nes jeigu
grupė įsiveda kažkokias tradicijas, tai man, pavyzdžiui, kaip naujam atėjusiam, man kartais sunku suvokti ir suprasti tas tradicijas ir grupės sunku suprasti tos grupės sąmonę. Ir aš galiu nebeteikti tą grupę, jeigu man ten kažkas nepatiks, ar aš galiu, va, kaip čia buvo mano atveju, iš tikrųjų užkert. Aš ir kaip girdėjau iš kitų grupių, kad senai moteriai ten 2 metai jubiliejaus jam pridovanojo gėlių didžiausias plokštės, o kitai moteriai ten negražesniai gal 10 metų ir jie atneša vieną ten plokštę. Ir jau tau skaitoma nelygybė, bet čia iš tikrųjų grupės sąmonė tą nusprendžia, šiandien man spręsti, bet paprasčiausiai yra tokių pavyzdžių, kur kartais grupės gali nes turi skirtingas tas grupės sąmonės ir kitam, kaip man daleiskim, alkoholikui, ta viena grupė sąmonė tinka, kita netinka, bet čia jau yra, kaip sakant, mano pasirinkimas ir aš turiu tą daryti, aš negaliu smerkti kitų grupių, bet aš tik tai kaip pavyzdį duodu, nes kaip mes, anonimi alkoholikai, mes turim žiūrėti į tą naujoką atėjusią ar tą naują žmogų, o ne į aplinkinius, nes, kaip sakant, teisingai mūsų bendra gerovė, mes turim išsaugoti grupę, bet ir mes turim ir naują narį atsižvelgti, jis ateiti į grupę, būtų priimtas ir būtų, kaip sakant, įtrauktas į tą grupę be jokių tenai įsipareigojimų, bet dar kažko, tai be jokių tenai, ar tam grupės tradicijų, ar atsinešti ten kažką, tai ar įdėta pinigai iš pradžių, dar kažką, jis turi būti priimtas, nes aš kai atsimenu save, aš atėjau irgi tada pasimetęs ir nesuprasdamas nieko. Ir, ir kaip sakant, atsižvelgti, nes aš iš savo patirties, kai sakau, nes reikia, ta grupė sąmonė man labai dabar priimtina yra. Ir kaip sakant, jo dabar nuo vienybės, aš apie tą vienybę kažkaip tai gal ir papasakojau, bet paprasčiausiai dabar, kaip sakant, aš turiu stengtis, kad irgi ta grupė mūsų neiširtų, aš turiu daryti viską, kad būtų bendra gerovė, ne mano gerovė, o bendra gerovė. Aš iš pradžių, irgi, kai čia pradėjau kažkaip tai eiti, aš norėjau, kad viską padaryti, viską apsimti ant savęs, aš kažkaip tai būsiu sukoncentravęs į save daugiau kažkaip tai, aš buvau šnekėjęs tas pristėmiau rašytas, irgi visas temas sukelt, bet aš irgi atimu iš kitos žmogaus kažkokį tą atsakomybės jausmą ir įsitraukti į tą grupę, į tą grupę kažkaip tai, kad sudaryti bendrą tą vaizdą. Ir čia tai pirmoji tradicija yra parašyta, mes skolingi anoniminio alkoholiko ateičiai, mūsų bendra gerovė svarbiausia, saugoti draugijos vienybę, nuo vienybės priklauso mūsų gyvenimai ir gyvenimai tų, kurie dar ateis. Tai čia jau nuo vienybės priklauso mano tas gyvenimas, nes iš tikrųjų aš buvau atsitraukęs nuo daug metų, aš ten 3 metus labai retai, kada ateidavau į grupę, aš pamačiau, kad aš vienas pats, kaip sakant, esu laukinė karys, aš eisiu toliau užgersiu. Ir mano, kaip sakant, aš tada irgi nebuvau praėjęs 12 žingsnių programos, aš nebuvau ten, aš skabėtų tos tradicijos, ten 12 žingsnių, tada kai pradėjau išeiti anoniminis alkoholikas ant sienos, bet tik tai būdavo perskaitoma tie lapai, aš atsimenu ir skaitydavau, ten, bet kažką ten skaitydavau, tik tai, kad skaityt. O dabar yra ta, kaip sakant, visai yra kitoks supratimas ir tik tai jo nuo mūsų vienybės priklauso tų, kurie dar ateis. Jeigu mūsų nebus, tai ir nebus kur ateit. Aišku, dabar yra žymiai didesnis pasirinkimas grupė, nes anksčiau tos, gal šoks į priekį, tos tradicijos buvo sugalvotos, kad grupės neiširtų, kad draugė neiširtų, nes buvo labai daug didelių baimių, tik buvo draugė pradėjusi, kaip sakant, į tą pradinis taškas, tik buvo visi pradėję blaivėti, visko daug buvo. Dabar yra žymiai paprasčiau, dabar gal mažiau tų baimių yra kažkokių, nes jeigu viena grupė iširs, aš galiu nueiti į kitą grupę, jeigu tai iširs, aš galiu nueiti į kitą grupę, nes dabar yra online grupės ir gyvai, ir pasirinkimas paprasčiausiai didelės. O daleiskim, kai aš ėjau ten irgi, e, nedidelė grupė buvo, mes iš pradžių gal rinktumėm senai 8-9 žmonės, aišku, būdavo atkrisdavo kažkas, tai ir mes į atkritus žmogų žiūri kažkaip kitaip, kažkaip nebepasitikė jo, dar kažką, bet vis tiek yra ta baimė, o tai ten daug metų, kai įsigūrė draugė, tai irgi tos buvo baimės, mažos grupės buvo, jeigu ten, kaip sako, grupė 5 žmonės, 3 atkris, tai ką tada daryti grupė, tai grupė beveik gali ir iširti. Tai va tos tradicijos
ir padarytos, kad grupės išsilaikytų, kad jos neiširtų, kad ateitų tiems žmogui tas supratimas. Ir paprasčiausiai man be 12 žingsnių programos paprasčiausiai nebūtų atėjęs tas suvokimas. Nes kaip 12 žingsnį yra, 12 žingsnis, kai yra parašyta tik dvasiškai atbūdę. Šių žingsnių dėka dvasiškai būtume stengiamės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas. O tas trečias punktas - visada gyventi pagal šias nuostatas. Jeigu aš negyvensiu palei 12 žingsnių programą, negyvensiu palei, kaip sakant, eisiu, aš įėjęs į tą 12 tradicijų, man pradės vėl kilti mano ego ir aš norėsiu pasirodyti prieš kitus kažkuo tai geresnis, nes kažkur tai girdėjau ir sakė, kad 12 tradicijų susirenka tie, kurie nori daugiau vadovauti, kurie tarnauja daugiau kažką, jie tas didysis ego įsijungia jiems. Ir girdėjau tokių atvejų, kad irgi žmonės didžiuosiuose tenai tarnystėse pradeda daugiau vadovauti. Ir reikia pastoviai, aš prisimenu, kad aš turiu vadovautis 12 žingsnių. Nes tada aš tik tai galiu įsitraukti į tradicijas ir tada man ateis suvokimas. Nes kaip yra antroji tradicija, yra šita mūsų grupės veikla yra tik vienas aukščiausias autoritetas, mylintis Dievas, koks jis pasireiškia grupės sąmonė, mūsų patikėtini mums tarnauja, bet mūsų nevaldo. Tai va, irgi tas grupės veikla yra tik vienas aukščiausias autoritetas, mylintis Dievas, koks jis pasireiškia mūsų grupės sąmonėje. Jeigu aš iš pradžių atėjęs į tą programą, aš nesupratau, kas tas Dievas, aš nežinau kaip, aš jį kažkur tai tikėjau, kažkokiu dar kažką tai. Ir tai aš 12 žingsnių, kaip praėjau, aš supratau viskas, kas yra mano tas, kaip sakant, tas pagrindinis šaknis buvo egoizmas, egocentrizmas, atsisakymas, tada aš įsileidžiu tą Dievą į save ir aš tada tik pajuntu, pajuntu tą visai kitokią savo tą elgesį, savo kitokius tos veiksmus. Ir tik tada aš kažkaip tai gal galiu įeiti į tą grupės sąmonę, nes aš ateinu į tą grupės sąmonę su Dievu. Nes tada grupės sąmonė, kai čia yra parašyta grupės sąmonėje, pasireiškia grupės sąmonė Dievas, tai jeigu aš ateisiu be Dievo, tai aš pareikšiu, aš pradės ginčiai kilti ar dar kažkas, tai aš be 12 žingsnių, aš labai kažkokią mažą dalelytę galiu prisidėti prie grupės sąmonės ir kažką tam padėti grupiai, nes jeigu mano ego, aš galiu ir sugadinti kažką tai ir dar kažką tai. Tai va, ir tai ir grupės, todėl ir manaus grupės sąmonė. Grupės sąmonė yra daug, kai yra didelės grupės, yra daug narių, yra labai daug, kurie ir nesutinka ir sutinka, bet aš paprasčiausiai buvau vienam grupės, mano pirmosios grupės buvau, kažkaip papuoliau netyčiom į organizacinis susirinkimas buvo. Ir aiškus, mano galva, tai šie biški ne taip daro, jie ne taip daro, jie ten pinigus, nori dar daug pinigų savo pasilikti, ne taip skirsto. Ir mano jau, bet aš pagalvoju, kad aš turiu savo grupę, man nereikia, kiekviena grupė sąmonė yra skirtinga ir jie kaip nori, kaip daro. Aiškus, mano požiūrį, man maloniau stebėti, kai grupės gražiau sutarė, gražiau viską sudėlioja ir paprasčiausiai žymiai lengviau ir man sveikti ir padėti perduoti žinią tiems kitiems sveikstančiams alkoholikams. Tai aš atsimenu tokį atvejį, aš atėjau į online grupę ir ten po grupės susirinkimo paprasčiausiai žmonės pradėjo ginčytis partijas, tai man ta grupė iš karto darosi nepatraukli kaip naujokui atėjusiam. Tai vat reikia sudaryti tą grupės sąmonę, kad mes tarnautumėm kitiems naujiems atėjusiems žmonėms, ne savo, ne dėl savo interesų kažkur ginčyti ar dar kažką. Tai nes pagrindinis anoniminių alkoholių tikslas, kaip sakant, perduoti tą žinią, nešti naujam atėjusiam žmogui, mane pamatytų, mane ten ar dar kažką tai ginčytis ar dar kažką tai. Ir dabar jau čia kaip, irgi čia mums tarnauja, mūsų patikėtini, bet mūsų nevaldo. Jo anksčiau irgi labai aš skirstau, gal tenai pirmininkas ar dar kažkas, tenai daugiau klausydavus ten kas sako, bet iš tikrųjų gali ten ir tas, ar pirmininkas, ar sekretorius, ar dar kažko tarnaujantis irgi gali klystis, yra irgi žmogus. Paprasčiausiai aš neturiu
nei smerkti, nei ką, nei daryti. Ir aš kaip irgi, jeigu aš sekretorius buvau, irgi kažkaip tai aš neturiu paprasčiausiai žmonėms nurodinėti, ką daryti, kaip daryti. Paprasčiausiai yra visai kitoks atėjęs sąmoningumas. Aš galiu tik padėti, kur manęs paprašo, aš galiu tik padėti, ne vadovauti, neaiškinti, kaip daryti, tik tai atiduoti, kaip sakant, savo atiduoti tą, ką aš gavau iš anoniminių alkoholikų, o ne kelt kažkokius savo reikalavimus, ar ko aš negavau iš jūsų, kas kažką už mane turi padaryti. Ir ta grupės, jo, čia gal toliau ten eina konferencijos, delegatai, ten visokios intergrupės, man dar labai mažai ten tenka dalyvauti. Iš tikrųjų, tos tradicijos, kaip sakant, labai daug dėlioju į priekį. Jo, ir ta pirma, kaip sakant, tradicija, tos kitos 11 yra sudėliotos, kad išsaugo tą pirmą tradiciją, tą visų anoniminių alkoholikų vienybę. Nes, sakykim, aš daleiskim kaip alkoholikas, aš ateinu, aš pradžioj, jeigu aš labai 12 žingsnių, aš ten galiu pradėti ir griauti ir dar kažką. Tai ir aš gal iš pirmųjų darbiškai peršau gal į pirmą tradiciją, kai aš atsimenu kaip ta suprasta vienybė, kaip aš dabar suprantu. Sako, atkritusiam alkoholikui aš buvau atkritęs, atsimenu, ar 3 ar 4 kartus, bet grupės vienybė ateidavo tokie 2 žmonės pas mane, aš tai atkrentu po 3-4 dienų, jie stovi prie mane priskambina, jie stovi prie mano prie buto durų ir jie mane kviečia atgal eiti į anonimius alkoholikus. Ir aš eidavau ir aš paprasčiausiai kažkaip tai pagalvojau, tai jų dėka aš tada išbuvau anonimius alkoholikuose apie 7 metus, nes jie be jų tada aš būčiau toliau gėręs ir aš nežinau, per mano būtų buvęs. Tai va ta vienybė yra tokia ir kažkaip tai sako, kiekvienas alkoholikas turi pasiekti savo dugną, kad geriau palikti jį, kad jis pats kreiptųsi pagalbos. Irgi kartais aš kažkaip tai čia, va, koks atvejis yra, kaip mano atveju, jie man labai padėjo, jie mane ištempė, aš nežinau kito atveju, kaip. Ir čia vėl gal yra ta sąmonė, nes tai visą programą man sudėlioja sąmonė, aš priimu kitokius sprendimus, aš iš pradžio galvoju ir aš sąmoningai pasipradedu elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Tai, tai todėl ir, kaip sakant, kiekvienas tas atvejis yra skirtingas ir kiekvienas alkoholikas, kaip sakant, yra skirtingas. Mes irgi, aš gal negaliu šnekėti už visus, bet aš paprasčiausiai sakau apie save, kad man reikėjo to daugiau, nes aš irgi, kaip pavyzdžiui, aš noriu, man tas ego nori to dėmesio, nori to, kad kažkas skambintų, kad rašytų, nori pasijusti kažkokiam žymesniam. Tai va tas ir yra, bet aš atėjęs praėjęs žingsnius, pradėjęs žiūrėti tradicijas, kad aš nieko neturiu, nei valdyti, nei kontroliuoti, ir aš nieko neturiu, kaip sakant, klausyti. Paprasčiausiai aš iškirtau, paprasčiausiai aš pradėjau mokyti išgirsti, kurie žmonės dalinasi savo patirtimi, ką darė, kad taip neatsitiktų, ką darė, kur aš anksčiau, aš nepraėjęs savo kailio, aš to nesutiktų daryti, nes man būdavo pasipriešinimas, nes aš galvodavau, kad aš geriau žinau tada. Jo, čia antroji tradicija, tai va, ir tie patikėtiniai. Iš tikrųjų, jeigu vien grupė, pavyzdžiui, daleiskim, aišku, aš atsimenu, kaip buvo, atrodo, vien grupė, viskas čia sklandžiai veikia, viskas gerai, visi gyvena draugiškai, viskas dar kažką, tai viskas gerai. Bet vis tiek be tarnybos, be kažkokių tai, kaip sakant, kas atlieka darbą tenai, daleiskim, ir sekretoriai, ir ten knygas platina, ir dar kažkas, tai jie irgi, žmonės, jie atlieka darbą, kartais aš kaip buvau anksčiau, aš nematydavau, kad yra darbas kažkoks atliekamas kaip sakant, už mane tenai, dar kažkur tai aukščiau. Kažkaip dabar, kai įsigilini, kai iš tikrųjų yra daug žmonių, kurie dirba, kaip sakant, draugiai ten ir su atlygiu, ir be jokio atlygio, bet jie, kaip sakant, jie tarnauja. Ir aš suprantu, kad aš neturiu vadovauti dar, bet aš turiu tarnauti. Ir aš labai puikiai suprantu, kartais man ir tas tarnavimas, ką aš čia bereikalingai, čia per daug kažką darau, čia dar kažką. Bet aš paskui ateina suvokimas, aš tai darau dėl savęs, dėl savo sveikimo, dėl savo lengvos ir atidavimui atiduoti tą, ką aš gavau iš jūsų. Nes, kaip sakant, ta mano patirtis yra susidėliojus iš visų jūsų pasisakymų, iš visų jūsų patirčių, nes aš be jūsų būčiau ten, kaip sakant, kur buvau. Ir todėl tas
Man tas 12 tradicijų, aš anksčiau kur iš vis net nesigilino pradžią, paskui po biškį man kažkaip tai pradėjo jos, sakant, klausais darai ir kažkaip tai daugiau jos pradėjai jais vadovautis. Ir vėl trečioji tradicija, vienintelė sąlyga būti draugės narių noras mesti gerti. Taip, aš kaip minėjau, aš ten iš pradžių atėjęs nebuvo man ten noro mesti gerti, nebuvo ten didelio noro, aš irgi daugumą savo gal išmokti taip gerti, kažkaip tai, gal mažiau gerti, bet tas ir yra, kad man mažiau gerti neišmoksiu ir kaip ta pagrindas, tas paprasčiausiai noras mesti gerti. Tas anksčiau būdavo parašyta, kad nuoširdus noras mesti gerti. Anksčiau ten ir paprasčiausiai neprimdavo į grupės, gal ten turėdavo praeiti ten pirmą ar trečią žingsnį, ten būdavo didelė atranka ten anoniminių alkoholikų, sunkiau būdavo patekti į grupės iš tikrųjų. Nes buvo, kaip ir gal minėjau, tose grupėse susiformavusios baimės didelės, nes vis tiek pirmosios grupės gal susidarė anoniminių alkoholikų iš to kalbiškai aukštesnių sluoksnių žmonių, ten turtingesnių žmonių, nes pradžioj neįsileistų ten jie pašaliečių dar kažko tai. Ir, kaip sakant, jeigu aš anksčiau būčiau vienas į grupę, man gal, pavyzdžiui, aš būčiau net nepatekęs į grupę, nes aš ir kas tenai su 9 klasėm dar ten kažkiek biškai baigiau ten. Ir viskas paprasčiausiai aš būčiau, kaip sakant, pagal taisyklės, gal nepapolęs į tokią grupę. Ir kaip suprantas, vienintelė sąlyga mesti gerti, nes aš atėjęs, aš jokių kitokių sąlygų man nėra sudarytas. Jeigu aš atėjau į grupę, aš atsisėdau, aš pasakau, kad aš noriu mesti gerti ir man nieks manęs neturi teisės išvaryti ar dar kažką tai padaryti man, nes mano vienintelis noras yra mesti gerti. Aiškus, kai ten visokios, kaip sakant, buvo prieš tai ir taisyklės ir reikalavimų narystės. Ir tas yra paprasčiausiai gerai, kad dabar yra tai padaryta. Aišku, yra grupės ir, kaip sakant, ir moterų grupės, ir tenai, ir aukštuomenės grupės, gal daktarų grupės. Nes aš tiksliai nežinau, bet kaip girdėjau, kad yra daug visokių grupių, kas dar gali ateiti ir tas dabar tas pasirinkimas yra labai nedidelis. Ten vienoj grupiai ir nagrinėja ir 12 ten ir didžiai knygų, kitur 12 tradicijų, kitur kasdienis apmąstymus, kitur iš vis laisvos temos yra. Ir, kaip sakant, čia buvo, kad aš negaliu prieštarauti nei vienai grupiai, kaip kas jos daro ir ką daro. Ir aš jau gal ta trečioji tradicija todėl atveria kelią kiekvienam grynai žmogui, kuris nori mesti gerti, ar jisai bus toks, ar jisai bus kitoks. Aš iš pradžių gal irgi labai skirstydavau tenai, kas yra alkoholikas, kas ne alkoholikas. Atrodo, kad ten kas turi pinigų, tai tas normaliai gyvena, aš turėčiau pinigų, aš negerčiau ir man būtų viskas gerai. Bet ten iš žemesnis ateidavo ir ten nuo konteinerio ateidavo kaip palyginimai. Paprasčiausiai žmonės aš jau aukščiau žiūrėdavau, bet tas dabar suprantas vienintelis noras mesti gerti. Ir aš pamatau kartais kaip savo pavyzdžių irgi žmogus tenai buvo labai situacija, bet ir kaip žmogus susitvarko per 3 metus atėjęs ir čia yra grinai iš tokių pavyzdžių. Aš augu iš tikrųjų, nes aš turiu visą laiką prisiminti, kur aš buvau, nes aš visą laiką pamirštu kad aš esu alkoholikas, kad aš jeigu nebeisiu grupės, aš visą tą pamiršiu ir aš pradėsiu, mano tas ego grįž ir aš pradėsiu žiūrėti į save. Ar dar būdamas grupėje, aš nesivadovausiu tom nuostatom, aš vėl pradėsiu žiūrėti save. Nes kaip čia irgi tradicija parašyta, tas suvaldyti savo didįjį ego, nes jisai išlenda. Jeigu aš tenai, daleiskim, pradėsiu vien dabar tas tradicijas eiti ar dar kažką, tai aš pamiršiu 12 žingsnių, nebevadovausiu 12 žingsnių principais, aš vėl grįžtu atgal, tada man vėl išlenda mano ta puikybė, mano tas išdidumas. Tai ir tai va, ir kažkaip tai, kaip sakant, irgi išnekim čia ateina į grupės ir aš pat buvau nuėjęs paprasčiausiai į savo grupę, Lietuvoje išgėręs buvau nuėjęs. Ir mane priėmė žmonės ir atsisėdau. Aš atsimenu, aš to neturėjau pasirinkimo kažkaip, tai aš nebežinau, man tiek, kaip sakant, stogarovė, kad aš nebežinau, kur dingti. Aš kirtas, nelabai gerai išgersi, tai grupė, sako, žmonės pasodino, sako, sėdėk, nešnekėk, sako, pasiklausyk, ramiai pabūsi, gali būti. Na jo, tai va tas ir yra, kad aš turiu norą, aš galiu ateiti į grupę
ir išgėręs, ar dar kažkoks tai, ir mane turi priimti. Aiškus, gali, tenai, pavyzdžiui, kyla konfliktai, dar kažkas, nes ir daug grupės kyla ir dar kažką, tai man nėra būtų tokia atveju. Bet mes kiekvienas turim teisę, jeigu mes turim tą norą mesti gerti, mes turim teisę būti anonimis alkoholikas ir niekas mūsų negali pašalinti iš draugijos. Iš grupės gal galima, net jeigu aš ateisiu į grupę, tam pradėsiu ten gal kažką tai daryti, tenai, kaip užskelb, gal mane gali nebeprimti tą grupę. Bet aš vis tiek esu narys, aš eisiu kitą grupę dar kažką. Tai. O tas ir yra, man, kaip sakant, neuždeda kažkokios didelės atsakomybės, kad aš galiu būti išmestas iš anoniminių alkoholikų. Ir tai man labai daug gal kaip psichologiškai reiškia, kad aš koks ir bebūčiau, koks aš būdo trūkumus, bet turėčiau, ką aš bedaryčiau, ar aš kalėjime sėdėjau, ar aš ten gal ar būčiau, ar ten policininkas, ar dar kažką, aš vis tiek turiu vienodas teisės ateiti čia ir būti su jumis grupiai, ne šitoj grupiai, gal kitoj grupiai, bet bendrėje mane priims. Ir paprasčiausiai jo, dabar yra žymiai teisingai, gal šito požiūriu, kad yra labai daug grupių, daug yra online grupių, yra tas pasirinkimas. Ir tada man, kaip sakant, mano ego iškyla, aha, man čia nepatinka, aš eisiu kitur. Man gal ten vėl nepatiks, aš eisiu kitur, į kitą grupę. Nes kai aš tu vadovauju trečiai tradicija, vienintelė sąlyga, kad būtų nariu ir nors mesti gerti ir aš galiu eiti per visas grupės ir galiu ten daryti kažką tai. Bet paskui vat, ateina man tas sąmoningumas, kad aš negaliu daryti, jeigu aš man išmes iš vienur iš kitur, aš vienas pats ir viskas, aš nieko nepadarysiu. O grupės sąmonė irgi turi būti, kaip, pavyzdžiui, grupės sąmonė, kad apsaugot grupę, kitus, pavyzdžiui, narius, kad ateina girtas, daleiskim, ten kažkas, tai tenai sėdės ar moteris, ar dar kažkas, jūs nebenorės paprasčiausiai eiti į tą grupę, paprasčiausiai nebenorės ten būti. O jeigu ten kokiam miestelį, kaimelį tą vieną grupę, tai irgi bus didelė problema, paprasčiausiai. Nes yra va tas sąmoningumas, su laiku ateina tas sąmoningumas ir jisai visas sudėlioja tas visus, kaip sakant, ar prioritetus, ar dar kažką tai. Nes kaip anksčiau buvo, mano mąstymas buvo visai kitoks, dabar yra visai kitoks. Aišku, padarėte 12 žingsnių ir toliau ėjimas su jumis. Ir tos tradicijos irgi iš tikrųjų reikia, kad išliktų. Ne aš, kad išliktų, prašiausiai apsaugot mūsų visą bendriją, kai Vilas padarė, kad nusprendė, kad reikia tradicijų apsaugot visą bendriją nuo iširimo, nuo kažkokių tenai, kaip toliau rašta, vėlimus į kitus ginčius, dar kažką tai. Kaip minėjau, irgi ta pirma tradicija, ta vienybė paprasčiausiai. Jo, ir dar tos tradicijos labai irgi kažkaip tai šeimoj, irgi kažkaip tai dar šitą šeimos vienybę, kažkaip darbę vienybė turi būti. Kai visur eini, pavyzdžiui, tos tradicijos labai man irgi padeda. Pavyzdžiui, dabar šeimoje ir darbė ta vienybė. Aišku, kartais būna ten visokių tokių, bet paprasčiausiai aš turiu tuos 12 žingsnius, tos dvasinės, aš ten pasižiūriu. Bet tos 12 žingsnių programos aš į tradicijas galiu net nežiūrėti, nes ten kaip tradicijų tai knygutė pasitikinimo klausimą, aš ten būčiau, sakyčiau, visas priešingai, kaip sakant. Gal iš bendra gerovė grupės, tai aišku, reikia stengti suvienyti grupę. Ar taiko, aš anksčiau irgi netaikyti, daug apšnekėtų buvo. Tai va tos tradicijos man po žingsnių man sudėlioja pastatyti tą vietą, kurioje aš turiu kokiai vietai būti ir kaip aš turiu tarnauti grupiai, kaip aš turiu perduoti žinią kitam kenčiamam alkoholiui, koks aš turiu būti šeimoje, koks aš turiu būti darbė darbuotojas, koks aš turiu būti visuomeniai. Ir tas yra labai, labai didelis, sakant, sudėlioja mano, pavyzdžiui, tos, gal irgi jeigu aš savo nesąmoningų mąstymų eisiu kažką tai darysiu, tai aš prisidarysiu reikalų, bet man 12 žingsnių sudėlioja, kai aš pradedu atsijungęs sąmoningas mąstymas, aš kitaip tada pažiūrėjau į viską, į visas aplinkybės ir visas tas, ir į tradicijas ir aplinkinius žmonės. Nežinau, gal tiek. Šiandien ačiū, kad paklausėt. Nežinau, aš kiek turiu, kaip sakant, tai tos patirties iš tų tradicijų gal tik tiek kažkokių daugiau gal istorija čia ir tos tradicijos. Bet kiek sugebėjau, tiek pasidalinau. Ačiū iš tikrųjų.
Ačiū tau, Aurelio, už tavo įdomią patirtį, už tavo pasidalinimą. E, Gal yra norinčių užduoti Aureliui, prašau klausimų. Jeigu ne, Saulis alkoholikas, aš norėjau, Aurelijau, tavęs paklausti, labai tikrai įdomi patirtis ir klausiau, kaip tu dalinaisi, kad kai tau būdavo po atkryčių sunku ateidavo pas tave kolegų iš grupių, kur ir vat, aš kažkaip susitapatinau, kad aš atsimenu, kai aš atkritinėdavau, aš buvau atrodė man, kad viską išbandęs. Ir aš tikrai atsimenu, mano draugas parskrido iš Norvegijos, aš sakau, aš viską išbandžiau, aš negrįšiu, nes, nu, neveikia man, iš ankstinių nuostatų daug turėjau, pykau ant dievų, e, žiauriai pykau, aš ten dabar turiu tų išrašymų ir, nu, neveikia, sakau, mano, nu, čia nieko nėra, nu, sakau, viską išbandžiau, man jis sako, ne, tai kad tu dar ne viską turbūt padarėjai. Tai, sako, pas vienus ateina anksčiau, pas kitus vėliau Dievas. Nežinau, gal toks būtų klausimas, čia trečia tradicija. Aš iš tikrųjų tai žingsniai man, matau, tradicijos vietimos, aš klausau, domiuosi, man labai įdomu buvo. Ir vat, trečioji tradicija, vienintelė sąlyga tapti draugius, noriu, aišku, bet vat, tas noras mesti gerti, ar kaip tu tėjai pirmą kartą į anonimų grupę ar programą, ar tau iš karto patraukė tą norą, ar buvo dar atkryčių kažkokių. Va, gerai, čia jo tas vienintelis sąlyga turiu noras mesti gerti. Aš kaip aš buvau, atėjau į tą, aš tapau tuo nariu, bet pas mane noro mesti gerti nebuvo sąmoninga, pavyzdžiui, noro, bet aš sąmoningai, kaip dabar aš sąmoninga noro, aš atėjau pakviestas dėl aplinkybių, aš atėjau iš tikrųjų, žinai, man ten patiko, mane ten priėmė tendencijus tapatinims tai žmonėm, kad jie panašus į mane, kad jie yra draugiški, va ta vienybė ten yra, viskas. Aš pradėjau lankyti susirinkimus irgi. Kaip man nebuvo suvokimo, koks dabar yra, kai aš grįžau atgal į programą po paskutinių atkryčių, kai man buvo. O prieš tai aš tada, pirmą kartą jau aš buvau atkritis, tris tai tikrai, bet keturis kartus aš, man atrodo, buvau atkritis ir po ketvirto karto, kai buvo labai jau sunkiai, man ten buvo tada, svarkyti mane ten mežant, raminamųjų man buvo ir paskui po to karto nusprendžiau. Bet vis laik visus tos tris ar keturis atvejus visą laiką mane traukė anoniminio alkoholikai iš grupės atėję. Man būdavo gėda į atgal į grupę, jeigu nebūtų atėję, aš nežinau, kaip būtų buvę. Bet aš sakau, aš esu labai dėkingas tiems žmonėms, kad jie taip padarė, taip ištraukė. Bet man iš tikrųjų to suvokimo, kad aš esu alkoholikas, man per tuos, kiek aš buvau, ten, man 7 metus, nu ten buvau blaivas, 6,5 gal kažkur panašiai. Bet man nebuvo to suvokimo, kad aš nebūtų noro gal mesti gerti. Paskui atėjus į programą, čia kiek 3 metus virš atgal, dar iki pirmo atkryčio, gal nebuvo, aš jau pradėjau žingsnis, bet po pirmo atkrypio, to atkryčio, kai buvo išsitis 2 mėnesius, tai aš supratau, va tada man gal atsirado noras mesti gerti. Ir tai aš tik tai, kaip sakant, suvokiau praėjęs visus tos 12 žingsnių ir dar kartais dabar pagalvoju, yra labai tas, kaip sakant, nu man asmeniškai, aš nežinau, kaip kitam, gal kitas iškart supranta, kad jis nebegali. Man tai ir dabar, kai sakau, aš kai klausiausi kažkokios startyti seminarų, kad sako, yra 80% alkoholiko, 20%, sako, nealkoholiko, anoniminių alkoholikų draugai. Tai mano smegenys iš karto į tą 20% krenta, kodėl aš dar tarp tų 20%. Nu, tai čia va yra tas mano mąstymas, bet aš jau, kaip sakant, aš pagaunu save, kaip aš mąstau, ką aš darau, paprasčiausiai yra atėjęs sąmoningumas, nes aš suprantu, jeigu aš dar užgersiu kažką tai ar kažką padarysiu, man čia sunku labai grįžti pas ir paprasčiausiai. Va taip, o iš tikrųjų, vat, kad yra, kad ateina žmonės po to atkirčių padeda, tai aš jiems sakau, esu iki šiol dėkingas, kad pagalvoju, ar gal aš nebūčiau čia nesėdėčiau, aš jau gal būčiau numiręs ten prieš 20 metų, tos kelius metus. Tai va, ačiū gal tiek.